Sveikučiai, tikiuosi manęs pasiilgot, nes aš jūsų labai pasiilgau ir grįžtu į YouTube su šiek tiek kitokiu video. Tiesiog nusprendžiau sudėti du elementarius dalykus. Vienas iš jų buvo jūsų prašymai padaryti haulą ir kitas dalykas yra mano pomėgis eiti į visokias parduotuvės rūbų triftinimo ir panašiai ir pirkti rūbus padėvėtus visokiausius. Tai sudėjau šitos du dalykus ir gaunam šitą video. Tiesiog padarysiu jums haulą, parodysiu visus rūbus, ką esu nusipirkus per šitą mėnesį iš tiesiog triftinimo. Jeigu esate pirmą kartą šitam kanale, tai nepamirškit pasiekti šito kanalo. Jeigu patinka tokie video, tokie haulai, tai būtinai parašykite komentarus. Tai ir nepamirškit palaikinti šitą video, kad padėtumėt algoritmam. Dar vienas dalykas, čia tikrai nėra visi rūbai, nes aš gyvenu per dvi vietas, Panevėžyje ir Vilniuje. Šiek tiek rūbų yra likę Panevėžyje, tai tiesiog nebekalbu ir jį nurodyti jums haulą. Tai pirmi drabužėliai yra šitie. Yra tokia maikutė, štai tokios įdomios medžiagos ir ji gale tokia be nieko, tiesiog susiriša. Aišku, be liemenuko čia reiktų būti. Tai tokia maikutė, man atrodo, jinai iš Rados yra. Ir tokie low-rise džinsai, nežinau, tokie labai straight kirpimo, nieko neypatingai, aš juos grinai tiesiog šiaip nešioju, labai patogus, nes low-rise ir taip greit užsimest man visai patinka ir man atrodo irgi iš Rados arba iš Humanos. Ok, kiti drabužėliai yra tokia maikutė, dabar labai populiarios mačiau jos tokios. Ir va toks sienukas, šiaip maikutė žiauriai fainos medžiagos, tokia rudainai, įdomios tokios, kaip čia pasakyti, formos, nepaprasta, tiesiog t-shirt. Ir va toks sijonas, dėl sijono aš nežinau, jis man kažkaip persikryvuoja, jeigu matot. Bet šiaip labai toksai plonas, tai vasarai, manau, prie baltos maikutės, man atrodo labai gražiai atrodytų taip kažkur greit išeiti, kai nori susidėti sijoną. Kita tokia maikutė yra tokios žiauriai keistos medžiagos, jinai tokia, nesuprasi, kad šitą medžiagą, plastikas tiesiog. Bet labai fainai, nes čia galiu taip susikryžiuoja. Ir tokia visai kažkur išsidėti, neįsivaizduoju kur. Ir tada nusipirkau dar tokius šortukus, tiesiog paprasti džinsiniai. Labiausiai, kas man patiko, kad va čia visiškai tobulai priglunda. Ta prasme, visą laiką man džinsiniai šortai tiesiog va taip stovi. O šitie labai gerai prigludo ir tiesiog patogus, fainus, tiesiog tokie tamsūs šortukai. Nežinau, man atrodo labai gerai susinešios, jau ne vieną kartą juos nešiau ir man labai jie patinka. Kitas rūbelis yra toks megztukas, paaiškinti, jis visai ilgas. Čia dar prailgėja apačiai nugarai. Bet žiauriai fainas, man žiauriai patinka ilgas rankovės, toks grinai užsimest ant maudymuko. Bet dar nusipirkau ir juodą tokį, tik tai, kad jisai perkirptas, bet palikau Panevėžyje. Bet šiaip žiauriai man patinka tokie. Ir kitas pirkinys yra tokie šortai. Lyg lyno medžiagos, bet nemanau. Bet labai patogus, žiauriai. Ta prasme, jie tiesiog taip susiriša čia ir žiauriai patogus šortukai. Žiauriai faina tokia spalvytė man. Tokia lino, tokia šviesesnė, labai gali priderinti visur. Ir man patinka tokie medžiaginiai šortukai, nes gali tiesiog užsimesti reiti su džinsu, man ne taip patogiai jaučiasi. Tai jeigu noriu patogumą, užsidėsiu šitos šortukus. Su tuo pačiu viršum noriu dar parodyti vienas mėgstamiausių mano šortukų dabar. Turiu tokias kelnes, bet palikau Panevėžyje. Bet manau visi žino tiesiog elephant pants, kur tiesiog tokios kaip jogo kelnes. Tai nusipirkau ir tokius šortukus. Man žiauriai patinka, nes žiauriai patogu tokie šortai. Ir dar turiu tokių karbatkyčių, kas man žiauriai cute. Nesu patogesnių nei kelnių, nei šortų turėjus negu elephant su drambliukais, kaip būna tos kelnytės visokios. Tai dabar pasinešu su šančiu tokių. Kitas pirkinys buvo toks maudymukas su grandinėlėm. Ir apačia irgi turi tokios grandinėlės. Šitas bodis, dalykėlis, kaip taip pavadinkit, man yra žiauriai gražus.
Aš suprantu, kad čia yra kaip apatinis trikotažas jau, bet aš jau ėjau ir miestą su būtent šituo fitu ir man žiūri graži spalva ir tokia barbė. Tiesiog viskas labai gražiai atrodo. Taip nugarą atrodo. Ok, va šitas bodis nėra sutriftintas. Jis yra iš New Yorkerio, bet žodžiu. Susiplanuojam su draugė varyti į reivą. Aš pamačiau šitą bodį ir aš jo tiesiog užsinorėjau, nusipirkau ir viskas. Ir jisai šiaip ant kūno, tarsi bodis, jisai labai gražiai atrodo, viskas ok, bet tada aš pradėjau ieškoti kelnių, žinot, su kuo man būti, kad būtų pilnas outfitas. Aš nusipirkau 3 kelnes, kurių aš niekur nepanaudosiu, nes jos tiesiog negražiai atrodo su niekuo, bet galvoju, kad tik su šito bodžiu netiko. Ir man buvo grinai stressful. Ir tą dieną, kai jau buvo reivo diena, mes su drauge dar nuvažiavom į Gausą. Ir aš radau kelnes, kurios žiauriai amazing tiko. Tokios kelnes. Jos gal atrodo keistai, bet, ta prasme, reivo ir, kažkas tokio vaibas. Man taip patinka, kaip čia atrodo šitas fitas visas. Ir šitas kelnes gal porą eurų tik sumokėjau ir aš taip džiaugiausi, nes žiauriai patogios. Žiauriai fainas tokios dancing, žinot. Tai, žiauriai happy. Ir kad tiko prie šitą bodžią, nes sakau, aš jau buvau visiškai nevilty ir galvojau, tiesiog nusipirkau daiktą, kurio neįmanoma nešioti. Šitą maikutę tai aš tiesiog, kai ją radau, tiesiog iškart pasiėmiau, nes odinis korsetas ir dar žalias, mano žalios spalvos atspalviai skirtingi. Ir tiesiog mano tema žiauriai patinka. Tai šitas yra tiesiog on top, ta prasme, prie visokių kelnių, prie visko, ko tik nori. Dar noriu iš arti parodyti. Iš Vintedo nusipirkau tokias baltas basutes. Labai norėjau kažkokių basučių ant kulniuko, bet kad nebūtų per aukštas tas kulnas, bet ir ne per žemas, nes mano išmera kem pirmas, tai negaliu aš nešioti labai žemų aukšto kulnio. Ta prasme, jeigu tas kulniukas toks, labai negražiai atrodo, neestetiškai. Žiauriai džiugiuosi šitom basutėm, žiauriai gražiai atrodo ant kojos. Užsidėjau dabar tas basutes ir dar parodysiu šitas kelnes, kurios atrodo kaip man pasiūtos. Tiesiog radau, pasimatavau ir negalėjau nepasiimti, ta prasme, tobulai viską aptempė kaip reikia. Tas kirpimas žiauriai gražus, toks tiesus. Žiauriai fainai atrodo, labai taip, man labai patinka, kad čia yra įslėminį tiesiog. Labai gražiai viskas. O basutės tai žiauriai gražiai atrodo. Man dar patinka jos tokios kvadratinės ir patogu ir faina ir tiesiog. Noriu dar vieną topą parodyti ir kaip sakiau, žalia spalva labai patinka, tai šitas topas, man toks hippie vibes, ta prasme, žiauriai gražiai atrodo, žiauriai. Taip iš nugaros. Ir tos rankovės taip platėja ir čia taip viskas gražiai atrodo, man žiauriai patinka, labai gražu. Ir kad ir prie šitų kelnių žiauriai gražiai atrodo, toks pagyvina. Nežinau, man labai gražus toks, nežinau, bet kur gali įsidėti, gali ir į restoraną nueit pavalgyti, gali ir į Jagą važiuoti ir šiaip su džinsiuku kažkokių, tai žiauriai patinka toks. Šita suknelė man žiauriai patinka, labai cute medžiaga ir tokia vasariška, bet tokia ir pasipuožinot. Nežinau, žiauriai gražiai. Man patinka ir tas visas kirpimas toks, kad laina. Ir ypač vėl prie šitų basučių, tos baltos detalės, man žiauriai gražiai atrodo, labai gražiai. Ok, šitą suknelę pasiėmiau dėl rašto, nes labai mielos tos mėlynos gėlytės tokios. Nežinau, nėra, kad man labai patiktų. Tokia tipo, labai simple. Tokia suknelė, man atrodo, labiau tokia gal prie kėdukų, žinot, užsidedi aukštesnis kokias nors kojinytes baltas ir kėdukai. Tai toks, man atrodo, gal visai vaibas tada. Bet šiaip, kad rengtis kažkur, nežinau, man tipo tas aptemptumas gal nėra, kad labai patiktų. Bet šiaip graži. Graži suknelė tokia. Vėl žalias rūbas, tokia vat žalia suknytė. Tai parodysiu atsistojus žiauriai cute. Žiauriai cute. Irgi su tokiom gėlytėm. Čia aišku be liemenuko gražu, nes čia taip susikryžiuoja, tai
gražu, kai matos nugarą ir be liemenukų reikia būti. Bet jūs pažiūrėkit, kokia nemyla. Žiūrėkit. To prasme. Žiauriai kiaucuknytė. Žiauriai man. Tiesiog labai vasariška tokia. Tai va, toks paskutinis rūbas pagaliau. Žiauriai pavargau. Tai okei, va taip ir užbaigsim šiandienos haulą. Jeigu patiko toks video, būtinai pakomentuok, parašyk, nes man patinka tokius video filmuoti. Galėčiau kada nors gal nufilmuoti netgi kaip einam kartu apsipirkti į visokias parduotuvės. Būtų man tikrai smagu kokį challenge sugalvoti su tuo. Okei, su šito video jau baigiu. Linkiu jums meilės, linkiu jums jausti vasaros džiaugsmus, šilumą. Visiems linkiu, kurie stojat kažkur ir laikyt kokius egzaminus, sėkmės. Ir pasimatom kitam video. Bye! And it goes a little something like